Parlamentaras Audrius Rudys. Matyt pajutę, kad Seimo laivas skęsta, pirmieji bėgančiųjų žiurkių vaidmenį prisijėmė socialdemokratai. Praėjusią savaitę prezidento patarėjų specialiosioms programoms buvo paskirtas ir darbą pradėjo Amerikos lietuvis profesorius Vytautas Bieliauskas. Prieš kelerius metus jis talkino buvusiam aukščiausios tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Žinant talkinimo rezultatus, peršasi išvada, kad Vytautas Bieliauskas Algirdo Brazausko specialiasias programas vykdo jau seniai. Vilniaus rajone 2 dienas, ką ten 2, 3 dienas vyko krišnaitų renginiai, kuriuose labai sėkmingai sudalyvavo ir Krišnos idėjoms pritarė Respublikonų partijos pirmininkas Kazimieras Petraitis. Krišna, kaip žinia, visada savo pažadus tesėdavo. Todėl jau dabar prezidentui pažadėtas žirgas tikriausiai atsidurs jo ekscelencijos arklidėse. Tonight's the night. Okay. Tuborg, wherever you are. Rudeninis lietus jau baigė sušlapinti paskutinius karštos vasaros įspūdžius. Tačiau kažin ar jam pavyks nuplauti tą atostogų bagažą, kurį susikrovė Česlovo Juršėno vadovaujama Seimo delegacija, tik ką grįžusi iš kelionės po Naująją Zelandiją ir Australiją. Bet ir kaip bebūtų liūdna ir gaila, čia niekaip neapsieisime be drėgmės. Nes kai aš užkalbinau vyriausybės patarėją Anuprą Nežiniuką, jos skruostus sudrėkino sentimentalios prisiminimų ašaros. Sakykite, ponas Anuprai, koks buvo pagrindinis vizito tikslas? Vizito programa buvo labai įdomi, plati ir turininga. Ir visus užsibrėžtus uždavinius mes vykdėme 100%. Svarbiausias iš jų tai buvo tinkamas lietuviškos degtinės kristalinė pristatymas Australijos aborigenams. Ir antras uždavinys, tai Seimo pirmininkas turėjo išsilaikyti teises. O kodėl Seimo pirmininkas teises laikė Australijoje? Kairės pusės vairavimo teisės jis jau turi. O būdamas plataus profilio žmogus, dabar išsilaikė ir dešinės pusės vairavimo teisės ir bandys suvaldyti visą srautą. O į Australiją vykote už mokesčių mokėtojų pinigus? Suprantama. Niekas už savus pinigus taip toli nevažiuoja pasižiūrėti kažkokių tai kengūrų. Na, bet mes pasiekėme ir neblogų rezultatų. Kaip jau minėjau, lietuviškos degtinės kristalinė pristatyme dalyvavo ir Australijos nacionaliniai didvyriai kengūros. Vat, degustavimo metu ponas Gediminas Kirkilas surūkė su jomis taikos pypkę ir kontraktas įvyko. Kaip sakė ponas Gediminas Kirkilas, mano pypkė kaip vijurkas, o cibukas riestas. Girdėjome, kad ponui Gediminui Kirkilui didžiausią įspūdį paliko Australijos televizijos žurnalistai, sugebėję nufilmuoti policijos šefą, įmantį $30 000 kyšį. Taip. Dabar ponas Gediminas Kirkilas sakė, bus žymiai atsargesnis, taip? Nerimsta aistros dėl Genadijaus Konopliovo milijonų. Dėl mokesčių sumokėjimo didžiausią triukšmą kėlė laikraštis Respublika. Susirūpinusius imitavo mokesčių inspekcija. Dabar jau apie mokesčius prakalbo ir Valstybės saugumo departamentas. Ponui Genadijui Konopliovui primename, kad mūsų laidai mokesčiai dar irgi nesumokėti. Bet mums daug nereikia. Krokodilo genos ašaros, kad. Praėjusią savaitę Romualdas Ozolas apkaltino premjerą ir pasiūlė jam vietą Lukiškėse. Pats premjeras kažkodėl pasakė, kad jis negali eiti į Lukiškės. Todėl mes ir išėjome į tautą ir galų gale paklausti ir išsiaiškinti, kurgi yra tikroji premjero vieta. Man atrodo, kad Lukiškėse. Pravieniškėse. Taip, Pravieniškė. Sibiro? Panevėžio moterų kalėjime. Štai koks pasirinkimas. Gyvenimas jau pradeda stabilizuotis. Kai kur pasiūla viršyje paklausą. Iš kriminalinės kronikos. Vienoje Zarasų žemės ūkio bendrovėje kilo gaisras.
ir sudegė 261 tona šieno. Gaisro kaltininkai pasirodo 8 ir 9 metų vaikai, sugalvoja slapta nuo tėvų parūkyti. Naujas banderoles vyriausybė turėtų papildyti užrašu. Rūkymas kenkia ne tik jūsų sveikatai, bet ir jūsų šienui. Tautininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Smetona pareiškė, kad Vytautas Landsbergis nepagrįstai savinasi opozicijos lyderio titulą. Matyt turėta galvoje, kad visuomenės grietinėliai geriau tiktų Smetona. Mes savo laidose jau kalbėjome su moterų partijos lyderė ponia Liucija Pilypas apie nesutarimus moterų partijoje. Šioms problemams įgavus katastrofišką mastą mes vėl priversti jūs informuoti apie tai, kas vyksta, ir vėl kalbinam ponia Liucija Pilypas, taip sakant, reportažas iš pirmųjų lūpų. Ponia Liucija, visai neseniai skilo moterų partija, kokią poziciją jūs užimat šiuo klausimu? Vaikeli, mano pozicija šiuo momentu yra daugelį gerai matoma ir aiški. O ką jūs veikiate šioje pozicijoje? Kaupiu politinę patirtį ir, kaip klasikai sakė, kol jauna, o sesė kaup paselio brudą. Bet kodėl skilo moterų partija? Dėl skirtingų pozicijų. Aš nepritariau nė vienai iš jų ir išėjau iš partijos. Užėmiau savoją poziciją. Kokie jūsų tolesni politiniai planai? Įkursim naują moterų partiją BSKP. O ką tai reiškia? BSKP tai bobų su kiaušiniais partija. Pagrindinis simbolis bus bobausis, o garbės nariai partijos bus Bobelis ir Alesionka. Prie ko čia Alesionka? Prie moterų. Veselka sakė. O sakykite, kokias planuojate surengti akcijas, kad informuotumėt visuomenę apie naują partiją? Artimiausiu metu numatome surengti bobų vasarą, kurios metu pademonstruosime masėms savoją poziciją. Ir parodysime, kur vėžiai žiemoja. Sėkmės. Lietuvaitė gėlė graži laukų, tartum aukso spalva tavo plaukų, tavo akys dangus mėlynas, jos kaip toliai beribei Lietuvos. Kultūros naujienos. Holivudo aktorė Elizabeth Taylor skyrėsi su 7-uoju savo vyru, statybininku Larry Fortenskiu. Skyrybų priežastis aiški. Buvęs statybininkas po vestuvių taip daugiau nieko ir nebepastatė. Sportas. Šiame laidos puslapyje mūsų korespondento, atsiprašant, specialus reportažas. Lietuva krepšinio šalis. Kiekvieno žymesnio krepšininko kostelėjimas randa didžiulį atgarsį kiekvieno piliečio lietuvio širdyje. Visa tauta labai suneraminta NBA krepšininkų streiku ir mūsų profesionalų Sabonio ir Marčiulionio perspektyvomis. Todėl mes ir nutarėme apsilankyti Šarūno viešbutyje ir pabendrauti su pačiu Šarūnu Marčiulioniu ir išsiaiškinti galų gale, kas, kaip ir kodėl. Labadiena, Šarūnai. Labadiena, ką yra, kokia televizija, kokiu klausimu? Aš menedžeris, aš. Manęs klausinėkit, netrukdykit sportininko. Sakykit, Šarūnai... Ne Šarūnai, o Šerėnai, aš menedžeris, aš, klauskit. Bet tai palaukit, taigi buvo kitas menedžeris. Buvo kitas, kuris atstovavo Šarūno interesus NBA, bet kadangi ten dėl streiko perspektyvo žaidimo labai miglotos, tai kontraktas nutrauktas. O tai kaip dabar bus? Aš išgelbėjau žūstantį krepšininko talentą, aš išgelbėjau. Pasirašėm kontraktą Japonijos krepšinio lygoje, JBA. Tai kokioje komandoje dabar Šarūnas žais? Žais naujoj formuojamoje komandoje, Fuzijama Pepel. Vat šį komandą užėmė savo lygoje paskutinę vietą. O kokios kontrakto sąlygos ir kodėl nauja komanda? Kontrakto sąlygos yra paslaptis, kadangi prizinės vietas užėmusių komandų honorarai neskelbiami, o paskutinę vietą užėmusios komandos apdovanojimas kažkoks harahiri. Kadangi praeitais metais komanda Fuzijama Pepel užėmė paskutinę vietą, tai šiais metais formuojama iš naujo. O sakykit, kokios dar žvaigždės žais petis į petį su Šarūnu? Be Šarūno jau yra priimti 7 žaidėjai iš Gruzijos, matyt broliai, nes vienoda pavardė kažkokia kamikadze. Šarūnas šalia jų žais centro puolėjų. Kodėl centro?
Nu, kadangi Japonija 1,60 m standartų šalis. Kyšo galva iš už kompiuterio ir gerai viskas. O sakykit, gal yra numatytas kokios nors papildomos kontrakto sąlygos, nes Japonija visgi paradoksų šalis? Taip yra numatyta. Šarūnų reikės daryti plastinę operaciją, pasiaurint akis arba užsirišti vieną akį, kad bendras akių plotas nebūtų didesnis negu vidutinio statistinio Japono. Kadangi Šarūnas sutiko tik užsirišti vieną akį ir apie tai informavo faksu lygos šeimininkus, tai spauda iškart pasigavo ir jau praminė jį parketo Kutuzovų. Tai linkiu sėkmės. Ačiū, ačiū. Tuborg, wherever you are. Vyriausybė pakeitė valstybės pensijų mokėjimo nuostatus. Dabar į pirmojo laipsnio valstybės pensiją, tai yra 320 litų, gali pretenduoti ir motinos, išauginusios ir gerai išauklėjusios 10 ir daugiau vaikų. Tai trunka apie 30 metų. Tuo tarpu, norint premjerui gauti šią pensiją, pakanka jo pabūti 2 metus. Vadinasi, metai premjeravimo prilyginti 15 metų auklėjamųjų darbų. Taip, daugiau pas mus neduoda. Niekam turbūt nereikia pristatinėti seno mūsų pažįstamo, visų mylimo ir labai gerbiamo Mykoliuko, kurį didžiuliai savo nuostabai mes sutikome kalėjime. Labas, Mykoliuk, ką tu čia veiki? Ir apskritai, kas geresnio? Labas, esu vyriausybės atstovas kalėjimo reikalams, paskirtas skubos tvarka. Dabar ruošiu vietą galimam ilgalaikiam premjero vizitui. Tai palauk, taigi čia kalėjimas, tai ką tu čia paruoši? Na, klausyk, šitoks žmogus. Tugi va, naują patalynę pakedenom, viskas, groteles išėmėm, ten kandžius išgaudžiau, va, ten parašę patryniau, viskas dabar va. Cigarečių paruošėm, arbatėlės šefiriukui, va, kanapių, konopliovo dovana. Ruošiam ir duoną su druska. Kad sutikimas vyktų pagal protokolą, programą ruošia kalėjimo vokalinis ansamblis Gieda gaideliai. O jeigu premjeras neatvyks? Nieko tokio. Tada atvyks Romualdas Ozolas. Irgi vyras neprastas. Tik vokalistus nuimam ir viskas tas pats. Vat tau ir kas geresnio, Mykoliu. Sveiki, sveiki, namai gimti, vaidžiuku man jūs grebi, bėga skruostų ašara skaidri. O močiut, o sengalvė, neraudok šalia aš vėl, nusijuok, o žilas tėvužė.